Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Labadiena, SKM TV žiūrovai, fanai, vaikai ir tėveliai. Su jumis sveikinasi paskutinis šio sezono SKM podcastas. Ir šiandien ypatingas podcastas, nes turime 3 laidų vedėjus vienoje vietoje ir SKM direktorių Mindaugą Noreiką. Sveiki, vyrukai. Sveiki. Sveiki. Andrius, Jonas ir Mindaugas ir Balys šiandien su jumis bus artimiausią valandą, gal šiek tiek mažiau. Turime daug aptarti, pasibaigė 17 SKM sezonas, turime vėl aukso medalių, turime bronzos, turime sidabro ir aišku, už tų medalių slypi labai daug darbo ir apie tai pakalbėsime su šios laidos svečiais. Ir jeigu trumpai, tai kalbant iš esmės, į šį sezoną mes iškovojame sudėjus MKL ir Eiblo čempionatus per visus divizionus, 5 aukso, 3 bronzos ir 1 sidabro medalį. Taigi atrodo kraitis nemažas, pritrūko vieno iki to jau 10 medalio, bet rezultatai atrodo išties įspūdingai. Ar tai parodo ir jų, Mindaugai? Ta prasme parodo. Ar tas medalių skaičius atrodo ir jums įspūdingai ir kaip galima vertinti tokius pasiekimus? Iš tikrųjų, man daugiau įspūdingai atrodo, kiek dar už tų medalių visko yra. Tai reiškia, kiek dar komandų dalyvavo, tai reiškia, kokį kiekį vaikų įtraukėme į tą azartišką sportą krepšinį ir mylimą sportą krepšinį. Tai šitoje vietoje man šita dalis labai įdomi. Tikrai, aišku, kiekvienam sporte medaliai yra ta tokia kelrodė žvaigždė kažkokia ir jų skaičiavimas irgi be galo malonus ir geras. Tai tikrai smagu, kad jų tiek yra ir džiugu, kad turime tiek laimėtojų ir tiek gerų vaikinų už tų medalių. Tai be abejo galime tik pabrėžti, kad už tų medalių slypi ne tik MKL komandos, bet ir Veteran Kids komandos ir patys mažiausi mūsų vaikučiai, kurie dalyvavo Lietuvos ir darželinukų čempionate. Ir būtent iš jų išauga tie būsimieji čempionai. Andriau, klausimas tau. Šiek tiek į mokyklos veiklą dabar žiūri galbūt iš šalies. Ar esi įsigilinęs, kas kaip vyksta ir koks tau įspūdis žiūrint į šį pasibaigusį krepšinio sezoną? Žiūriu iš šalies, bet žinau viską, kas vyksta, nes nuolat bendrauju kiekvieną dieną telefonas, kaista būtent apie Sostinės krepšinio mokyklą. Dabar daugiausiai rūpinos mokyklos plėtra ir politiniais dalykais, sporto salės statybos, krepšelio klausimai Seime, kiekvieną savaitę sėdžiu su politikais ir bandau palengvinti tėveliam naštą, kad tas mūsų sektorius, neformalus vaikų švietimas, turėtų geresnį finansavimą, viskas vyksta labai lėtai, kaip žinot, su politikais. Ir tie sprendimai nemindaugimų reikia laukti 4, 5 ir daugiau metų, kiek arenos jų metų laukiam. Tai nėra paprastas darbas, bet ir be galo įdomus. Tik tai, kad rezultatų greit medalių neturi kaip po sezoną ir nieks neduoda. Kiekvieną sezoną. Ne, papildant dar Mindaugą, labai džiaugiuosi, kad gal mergaitės tą medalį iškovos mūsų, ne tik vaikinai, kadangi labai sėkmingai jau 3 metus vyksta ir SKM merginų Girls Power programa. Jie labai didžiuojas, kad pagaliau pavyko mums įrodyti, kad galima merginą sudominti irgi žaisti krepšiniu, galima atrasti trenerių, kurie irgi yra ambicingi ir įsitraukia į merginų sportą. Atrodo, kad tas sportas populiarėja ir mane tas labiausiai džiugina paskutiniu metu, kad mes ne tik vaikinų krepšinio mokykla, bet tampam jau ir stipria merginų mokykla ir mūsų rezultatai tą rodo, kad mūsų komandos jau beldžiasi finalinius ketvirtus, jau pateko NBA Junior finalinį etapą, nugalėdami seniai rinkoje merginas treniruojančius kitus sporto klubus, tai mane tas labai džiugina. O kalbant apie medalių skaičių, tai aš labai sutinku su Mindaugu, man atrodo, kad reikia džiaugtis procesu pirmiausiai ir kadangi mes sugebam kaip organizacija iš tikrųjų įtraukti daugybę Vilniečių šeimų, ne tik vaikus, bet ir tėvus, kurie kiekvieną savaitgalį keliauja į Veteran Kids darželinukų čempionato varžybas, matant jų šypsenas ir džiaugsmą, tai aš labiau galvoju, kad mes apie bendruomenę. Bet be abejo, medalių skaičiavimas vis dar lieka aktualus, nes jeigu tik nepasiseka tą sezoną ir kokį paskutinę sekundę kažkas prameta, jau gali sakyti, jie silpni, jie šiemet labai prastai pasirodė, pernai laimėjo ten 3 aukso medalius, o šiemet tik tai 1, čia jau SKM eina žemyn. Bet žinot, sportas yra toks, kad negali vis laik būti geriausias. Kartais net ne nuo to viskas priklauso.
O kokį matote didžiausią skirtumą galbūt tiek ir šalies, tiek ir kaip viduje esate nuo praeito sezono? Koks didžiausias tas skirtumas įvyko bendrai SKM organizacijai? Čia Mindaugai klausimas? Ne, jums. Iš šalies kaip, nes viduje tai viskas aišku, bet iš šalies kaip atrodo. Iš šalies tai aš labai džiaugiuosi, mūsų iš tikrųjų administracijos komanda Mindaugas sulipdė labai stiprų kolektyvą. Aš kaip pats atvažiuoju į biurą, matau, kad jie ne tik darbuotojai yra, ten kolegos, jie yra visi draugai. Labai gera atmosfera administracijoje ir mane džiugina, kiek naujų projektų administracija sugalvoja. Atrodo, anksčiau tekdavo man generuoti idėjas ir tuos, o dabar jau iš pačių žmonių ateina mintis, nauji projektai. Tai sėdi ir džiaugies, kad žmonės patys kūrė, patys įgyvendina kaip savo, ne, ir čia yra man didžiausias džiaugsmas. Mindaugai, šis sezonas jums buvo ypatingas ne tik kaip direktoriui, bet ir treneriui. Kartu su SKM pirma Wienerberger komanda tapote MKL U15 čempionu. Ar galima sakyti, kad tai yra viena iš jūsų labiausiai išlauktų ir įsimintiniausių pergalių karjeroje? Aš gal truputį patikslinsiu, kad turbūt mano kaip trenerio, ne tik kaip direktoriaus, bet kaip ir trenerio, kiekvienas sezonas ypatingas. Paskutiniu metu, man atrodo, turiu kiekvienam sezone ne po vieną iššūkį, ne tik su Wienerbergerio komanda, bet ir, imkime, ir Lietuvos vyrų rezervinė rinktinė praeiti metai, už praeiti metai Lietuvos U20 rinktinė, Europos čempionatas. Tai iš tikrųjų tų iššūkių kiekvienais metais pilna. Ir taip išskirti, kad šitas saldžiausias dabar kažkoks laimėjimas tikrai, turbūt paimkime, Europa yra Europa, moksleivių krepšinis yra moksleivių krepšinis ir tas laimėjimas, aišku, saldus, jisai kodėl saldus, nes nelauktas, iš tikrųjų, jeigu jo lauktume, mes jo nesulauktume, jisai dirbtas ir išdirbtas, pasiektas, nežinau kaip dar kitaip įvardinti, tai tikrai nelauktas, tai sezonas geras. Kitas dalykas, sezonas dar net nesibaigė, kitą savaitę nuo pirmadienio startuoja rinktinės stovykla, tenais vėl nauji darbai, vėl nauji iššūkiai, taip kad negalėčiau įvardinti vieno veiksmo kažkurio šį sezoną kaip trenerio amplua, tai iš tikrųjų, bet taip viena iš sudedamųjų dalių ir didelė sudedamoji dalis, nes tikrai tai komandai skirta labai daug laiko, daug dėmesio, daug pastangų, daug jėgų. Tai vienareikšmiškai, kad šiuo momentu tikrai taip, kad tai yra tas smagus laimėjimas, bet, kaip sakau, baigėsi diena, ateina kita ir vėl nauji iššūkiai ir vėl nauji dalykai. Mindaugai, jums šis sezonas SKM kaip vadovui buvo 4. Ar taip ir įsivaizdavote šį darbą, ar yra tokių dalykų, kurie iki šiol dar jūs nustebina? Aš iš tikrųjų ne tai, kad įsivaizdavau kažką, tais iš dalies taip ir įsivaizdavau, nėra dalykų, kurie stebina, iš tikrųjų tai yra pilna iššūkių kiekviena diena, aišku būna dienų ir net savaičių, kada būna ramiau ir kažkokių darbų mažiau, tai yra stebina. Ir sezoniškumas tam tikras yra kažkuriuose momentuose. Tai šitą darbą aš iš šono visada mačiau, jau šitoje organizacijoje, jeigu neklystu, gal 15 metai šiaip esu kaip treneris, tai iš tų 15 jau 4 metai kaip direktoriauju, vadovauju šitą organizaciją. Tai iš tikrųjų ir Andrius turbūt paantrins, kad daug mes esam apie bendrą veiklą vadybinę, jau seniai daug konsultacijų iš manęs yra gauta, nes vadyboje gyvenau visą laiką. Tai, o tik tais, kad jau paskutinius tos 4 metus tą savo vadybą atidaviau SKM-ui, vadinkim, ir sporto vadybą pilnai perėjau. O kaip jums išeina suderinti visus šitus darbus, kalbant ir, jie kadangi šiaip pakankamai skiriasi, tiek treneris, tiek to pačiu esat vadovas, direktorius, dar dirbate rinktiniai, tai tikrai esat užimtas žmogus, tai kaip išeina viską suderinti ir atsiduoti visiems darbams iš širdies? Tai turbūt aš kitąsyk ir pasakau ir vaikinams, sportuokite, būdami ir jauni, ir iš tikrųjų tas sportas, jeigu ir neužaugins jūs kaip krepšininką, kaip kažkokį didį sportininką, gali jūs užauginti kaip tvirtą ir žmogų gyvenime, veiklų žmogų gyvenime, išmokti pakentėti, išmokti kantrybės, kažkokios disciplinos, planavimo ir visų kitų dalykų. Man kaip tai pavyksta, tai iš tikrųjų aš visada tai dariau, turėjau meilę sportui bendrai, dar didesnę meilę krepšiniui
ir visą laiką, ką ir paminėjau, jau 15 metų dirbu treneriu, tai nesuklaidinant, tai nėra, kad aš visus tuos metus dirbu treneriu, aš visą tą laikotarpį ir prieš tai dirbau vadybinius darbus ir dar po to dirbau treneriu, tai čia ir yra mano meilė krepšiniui, visada norėjau po savo žaidimo krepšinio likti prie krepšinio, būti su krepšiniu ir ieškojau būdų, tai tas būdas ir buvo, kad po savo darbų, kaip pavyzdį galėčiau paimti, kažkas eina į sporto klubą pasportuoti, aš eidavau treniruoti kitų, tai vadinkim, norėjau būti su krepšiniu, būti prie krepšinio ir tą ir dariau, tai mano gyvenime niekas nepasikeitė, ką dabar darau ir ką dariau prieš 15 metų, tai turbūt jau mano įprotis yra ir tas krūvis man yra norma. Bet į sporto klubą nueini gerai, atrodo tvirtas, spėjai reiškia ir ten nusukti? Aš stengiuosi ir savim rūpintis. Iš tikrųjų, tai šitoje vietoje gal ir pavyksta tai padaryti, kai biškelį susimažinau kažkiek krūvio, nes buvo vienas momentas, kai turėjau 3 komandas, kurių negalėjau palikti, nes jas buvau pradėjęs, tai tada tikrai neturėjau laiko savo ir sporto klubui. Šiuo momentu yra ir tvarkaraščiai biški pasidėlioti, kad porą dienų savaitę įrašiau ir savo ir prižiūrėčiau ir save, nes paskui ir būsiu komandom nereikalingas kaip ir treneris. Mačiau, Andrius irgi save prisižiūri, sportuoja, Instagramą kelia aktyviai. Matot, šitą yra iššūkis vestuvėm pasiruošti, tai pavyko 12 kg nusimesti. Ir smagu sportuojant, žinot, iš tikrųjų ta valandėlė pusantros sporte padeda tau šiek tiek atitrūkti nuo tų skambučių ir nuo to didelio informacijos rauto, bet kartu sportuojant gimsta ir daug gerų idėjų. Tik nėra kaip užsirašyti dažniausiai, žinai. Bet aš galvoju, kad ką išugdė, ką Mindaugas sakė ir ką mes darom, mes išugdom tą įprotį judėti, būti aktyviem ir kai tu tą įprotį nuo darželio laikų pradedi, jau užaugęs, tu tiesiog negali sėdėti ant sofos ir žiūrėti teliko, žinai. Tu jau nori būti su savo draugais krepšinio komandos, tu nori, žinai, atrasti naujus galbūt sportus, jeigu krepšinis nusistumė ant... Gal net kitus draugus įtraukti, kurie ir net... Jo, ir kitus draugus paskui save įtraukti. Vis tiek tas krepšinis ugdo lyderystę, nes krepšinis yra karas, mes matom dabar ir pusfinalio seriją, kur vyksta Vilniaus derbis, kaip žaidėjai mušasi ir su kokiom nuotaikom ir agresija jie eina į tą kovą. Tai aš galvoju, kad čia, kalbant apie šalies saugumą ir kariuomenę, tai aš manau, kad mes ruošiam šaliai labai daug gerų kareivių, kurie prireikus irgi galėtų ginti šalį, nes statistiškai tie, kas nesportuoja ir nelanko būrelių, jie nepraeina karinės sveikatos tarnybos patikrinimą. Na, labai rimtos temos, Andriau. Aš labai norėčiau Andriui tik vieną palinkėjimą, nes jis sakė, kad jis čia tik iššūkį turi vestuvinį. Pradėjom nuo vestuvo, baigėm. Ne, bet tai aš norėčiau dėl sportavimo, kad čia iššūkis vestuvinis, tai didelis tavo palinkėjimas. Nesustok su to iššūkiu vestuviniu, tai lai būna tavo ir tolimesnis gyvenimo būdas, nes man atrodo ir pats jauti, kad gera siekiant to vestuvinio iššūkio, tai ir paskui nenumesk to kelio. Nes svarbiausias dalykas, man atrodo, maistas, kai žinai, čia sportas prasideda virtuviai, bet dėl to mes irgi su Mindaugu ir tėvus edukuojam, ir seminarai buvo apie tą vaikų mitybą, bet sportuojančią vaikų mitybą. Nežinom tokiu atveju, kad vaikai ir bandelės nešasi į treniruotės ir kolos buteliukus. Aišku, sunku sugaudyti rūbinėse tokius dalykus. Evaldas Kondratavičius labai įdomi, bet tai pasakojo. Tai man atrodo, pirmas dalykas prasideda nuo mitybos. O pats visą laiką sportavau ir aktyviai 5 kartus per savaitę dviračius, bet nedirbau su svoriais. Kai pradėjau dirbti su svoriais, tada atsirado iškart raumeninė masė ir tas reguliuojasi labai svoris. Tai ir pastebim ir jaunuose žaidėjose, kartais Mindaugai nepastebi pats, kad bijo, gal pas mus tokia iššoknyje, kad labai vėlai mes startuojam su to fiziniu rengimu ir tie vaikai mūsų yra fiziškai silpnesni. Šitas mitas man neįdomus, mūsų mokykla į tai reaguoja visai kitaip atrodytų, nežinau kaip kitos mokyklos, už kitus negaliu kalbėti, mes jau tikrai ilgą laiką esame tą fizinį rengimą ir trenerius fizinio rengimo grinai turime mokykloje, kurie užsiema su komandomis, tai šitas jau vyksta bent jau po kartą ir šiuo metu yra modelių, kur ir 2 kartai per savaitę yra fizinis rengimas, tai sakyčiau, kad ne tiek, kiek mes to nenorim daryti, kiek mes tam kartais pritrūkstame laiko. Ne laiko, o infrastruktūros. Laiko galime atimti ir iš krepšinio laiko dėl fizinio rengimo, aš už
bet kitasik neturim infrastruktūros, kad ir pusvalandį, pavyzdžiui, padirbėjus su štanga ar su svoriais, galėtų vaikinas nueiti valandą į krepšinio aikštelę ir pratęsti treniruotę, kaip pavyzdys. Andriau, klausimas jums, o gal ir tau, jeigu mes galime bendrauti. Šiek tiek turbūt nėra kas slėpti, esame pažįstami jau ne 1 metus, esame beveik bendramžiai, tai galbūt kreipsimės ir tu. Andriau, krepšinio mokyklą įkūrei 2007 metais kartu su savo draugais, bičiuliais, verslo partneriais Andriumi Jančiausku ir Alfredu Lukoševičium. Buvote kupini entuziazmo. Ar jis su metais nemažėja, neslopsto, gal kaip tik auga? Nežinau, kad didelį entuzijazmą jau mes dirbti nebeturim, jau galvom apie pensiją iš tikrųjų. Žinot, entuzijazmas yra turbūt toks dalykas, kad visiems bangom, ne, jis eina. Tai būna didesnis, tai mažesnis, mažai žmonių turbūt sugeba išlaikyti aukštą entuzijazmą tai pačiai veiklai. Ilgus metus pats Baliai, žinai, irgi keitėjai darbovietės ir buvo ir žurnalistikoje, ir sporto komunikacijoje, nes... Bet tai normalu, žinai, kaip psichologijos akademijai mokiausi irgi sakė, kad kas 7 metus vyram dažniausiai pasikeičia kažkas, kad vėl kur aš esu, ką aš darau, ką aš veikiu, ką aš noriu veikti, žinai. Bet tai trunka kažkurį laiką, dažniausiai neilgai, vėl viskas susistato į savo vietas ir vėl tu grįžti į savo entuzijazmą. Bangavimas kaip ir krepšinio rungtynės ir kitur ir gyvenime. Jis toks yra, bet žinokit, man tai entuzijazmo netrūksta, aš kažkaip tais... Mano tiek Mindaugas, tiek tu Bali ir svečiuose pas mane apsilankęs Jonas, tai vis mes man draugai, žinai, ir man tiesiog malonu būti su savo draugais. Čia ne apie darbą, čia daugiau apie tai, kad tu gerai jauties kurdamas, jauties vesdamas renginius, jauties duodamas naujų idėjų, siekdamas SKM-ui gero bendruomenį, gero tėvam. Ir kartu kuriam gerą ir net kitiem sporto organizacijom sutinkime daugiau, kad mūsų ta asociacijos lyderystė ir tie sprendimai atsirado fizinio aktyvumo, tas sportininko krepšelis atsiradimas. Tada krepšelio didinimas įme. Mes labai daug investuojam tam ir pinigų, ir laiko, ir energijos, kad įtikinti valstybės vadovus, kad žiauriai svarbu skirti pinigus. Kažkas turi tą judinti vis tiek, nes jeigu tai visi pasyviai, tai gal esam ir šitoj vietoj biškę prie lyderių, sakytume. Kaip ir aikštelėje, taip ir čia, tai vėlgi iš ko tai ateina, turbūt ir ateina iš to entuzijazmo ir savo susikurtų naujų dalykų. Papildysiu Andrių gal šitaip šitoje vietoje. Taip, aš visada greužiu save papildyti, sakant, kad gal per mažai varžybų žiūriu, gal norėtus daugiau toj salėje sėdėti, bet daug metų labai tą dariau, neturėjau visų savaitgalių ir dabar laukia vestuvės, jauna šeima, norisi daug laiko kažkaip praleisti ir kartu, žinai, kad susilipdyti ir savaitgalį yra vienintelis tas laikas, kai gali pabūti kartu, nes yra darbai, yra sportai vakarais ir atrodo, ne tiek daug laiko tu praleidi kartu, tai aš žaviuosi kaip Mindaugas, 3 mergaitės augindamas, mono turėdamas spėję dar tiek daug padaryti. Tai čia ne už mane reikia džiaugtis, reikia pagarbą atiduoti mano žmonai. Pagarba Aidai didžiausia šeimai. Jeigu Aidai žiūri šį podcastą, tai didžiausia pagarba. Andriu, užsiminėte, kad kaip mokytės psichologijos akademijai, kad kas 7 metus vyrai kažkas vis užeina, kad nori ten kažką pakeisti, pabandyti. Jums pačiam buvo toksai etapas, ar vis nebuvo rėt visada? Geras klausimas. Iš tikrųjų, kai 2017 metai, pas mus SKM buvo taip, Andrius Jančiauskas buvo pradžiai direktorius, po to aš buvau 4 metus, tada 3 metus buvo Justas Jankauskas, dabar Mindaugas 4. Tai Andriui... Jau baigėsi mano kadencija. Gal būsi pirmas, kuris pradės ilgiau. Nes aš žinau, koks tai sunkus darbas ir 2017 metais, kai aš jau atsitraukiau į valdybą, ar ne, tai buvo šokas. Man nieks nebeskambina, žinai, telefonas ramus, meilė, nebe tiek daug laiškų, nebeskambina, ten treneriai, žinai, savo problemom, tėvai neverkia, kad vaikas nežaidžia vakarais, savaitgaliais, irgi neprivalai, žinai, dalyvauti visose renginiuose. Ir buvo labai keista tokia tuštuma, kas toliau, ką toliau daryti, žinai. Tai pradėjau, aišku, aktyviai dalyvauti sporto renginių vedime, bandžiau kelis kartus darbuotis Vilniaus Ryto komandoje, kaip komercijos vadovas buvau atėjęs, bet supratau, kad vyrų krepšinį, gal ne man, kad bent kol kas, kad vyrų krepšinis sukasi daug ten tų problemų, daug viskas pastatyta ant sportinio dalyko, jeigu komanda pralaimi, kitą dieną ofisas visas tyliai ir visi užsiraukia. Ir tas, žinot, vis laik pinigų trūkumas Lietuvos klubuose, norint geresnį žaidėją nupirkti ir skilių kaišimas.
atrodo sudėtingas darbas. Šitas darbas, ką mes dabar darom, jis yra prasmingesnis. Tu gauni labai daug gero feedbacko, kadangi tėvai labai laimingi, kad mes treniruojame vaikus, kad mes prisimame atsakomybę už jų vaikus, išvaždami į stovyklą, rūpindomės jų užimtumu. Ir man atrodo, kad čia yra mano, aš pats dabar dirbu treneriu Amerikos tarptautiniai mokyklai, grįžau po 17 metų pertraukos, treniruoju ir Valančiūno vaikus dabar abu. Tai man yra ten didžiausias džiaugsmas, žinai, ateiti ir vesti treniruotės. Padedu ir kitiem treneriam, važiuoju pavadavimus, stebiu, į atrankas užsuku. Man labai įdomu, kaip vyksta ir aš matau, kad man geriausiai sekasi čia būtent su vaikų krepšiniu. Bet reikėjo pamatyti ir ateiti tą vyrų krepšinį, kad pasižiūrėt, ar tau ten tinka ar netinka. Nežinau, Mindaugas irgi turėjo patirties, ar ne vyrų krepšinį šiek tiek su laimėjęs regionų lygą, su Steko komanda. Nelaimėjau, man 13 kitais metais laimėjau. Kaip tau gali palyginti tą vyrų ir vaikų krepšinį? Fainai ir vyrų krepšinis, tai čia ta prasme, kodėl aš vaikų krepšinė, tai vienas dalykas, kad tikrai vadovavimą mokyklai suderinti su vyrų krepšiniu, manau, būtų be šansų, arba nežinau, ant kiek tai sudėtinga, gal ir įmanoma. Tai aš kažkaip pasirinkau, kad galiu likti prie krepšinio turėdamas jaunimo komandą. Ir vadybinė prasme būdamas kažkur ne teisėjai, ne logistiko ar kažkur, o vadybinė prasme būdamas sporte. Tai atrodytų mano 2 dalykai išsisprendžia, tai reiškia, aš galiu treniruoti ir vadyboje gyventi sporto gyvenimą. Bet turi ambicijų vyrų krepšinį, treniruoti Rytą, Žalgirį ar Lietuvos rinktinę? Ambicijų visada yra, bet reikia realistiškai pasižiūrėti, kad šitos komandos ir šitos rinktinės, tai yra tam reikalingas kelias, tai nėra lifto į ten, arba nėra tramplino į tenais, ant kurio šoktelės užšoksi, tai šitoje vietoje reiškia, reikia įdėti labai daug pastangų ir daug visko atsisakyti. Tai pirmas dalykas turbūt reiktų atsisakyti ir šitos mokyklos vadovavimo, ir gal net ir visai šitos mokyklos. Tai tada klausimas prasideda ir dar gal net ir dalį šeimos reiktų atsisakyti laiko. Todėl, kad reiktų išvykti ir į kitą miestą, ir į kitą šalį. Tai va šitie dalykai va ir labai tam tikrose vietose ir sulaiko iš tikrųjų. Mes su Jonu prieš laidą pasikalbėjome apie tai, nežinau kiek čia tiesos, galbūt pritarsite arba paneigsite mūsų žodžius, kad MKL A divizione kitą kartą yra daugiau spaudimo žaidėjams iš visų pusių, iš tėvelių, iš žiūrovų, iš tų pačių, galbūt net ir iš administracijos darbuotojų, iš trenerių, kai tuo pačiu B ir C divizionuose ar veteronų lygoje yra daugiau džiaugsmo, aistros, pasimėgavimo pačių žaidimų. Ką apie tai manot? Aš pasakysiu, ką aš apie tai manau ir matau. Tai didžiąją dalim turbūt ir jūs matote tos finalinius ketvirtus. Tai ten vat ir yra, ten laimėjai, apsidžiaugiai, pralaimėjai, natūralu, nuliūdai, bet mes nematom viso sezono. Tai susideda iš 9 mėnesiai darbo, ta prasme 10 mėnesių darbo. Tai iš tikrųjų tikrai nėra ten to tokio didelio spaudimo. Natūralu, kad spaudimas auga, kaip ir kiekvienam sporte ir kiekvienam lygyje spaudimas auga play-offuose. Pasižiūrėkime, labai geras man pavyzdys NBA krepšinis. Sako, visi čia net iš vis nėra ką žiūrėti ir aš sutinku su tuo, kad neįdomu žiūrėti reguliarų į sezoną NBA, bet ar neįdomu žiūrėti play-offą NBA. Kai prasideda kova ir tenais, ką Andrius minėjo, kad ir šiandieniniam derbėje, ar jūs matėte tokias rungtynės tarp Vilkų ir Ryto sezono metu? Ne, tai ir čia tas pats, tai mes turime atkrintamasias, ten turim kitą vaizdą, ten turim kitą koncentraciją, turim tada daugiau žmonių ateina pamatyti tai ir natūralu, va ten mes ir matom tam tikrą dalį, bet tai čia tik yra mėnesis laiko. Iš 10 mėnesių, tai reiškia 9 mėnesiai yra gero laiko, yra komandų stovyklos, yra turnyrai, yra išvykos, yra daug gerų dalykų ir tikrai nėra ten to spaudimo kažkokio didesnio. Tas spaudimas natūraliai ateina, nes jeigu nebūtų lūkesčių, nebūtų ambicijų, tai jeigu nespaustume mes savęs, tai tada visiškai toks skystimėlis atrodytų iš šono žiūrėti visą tai. Taip ir matot, ne visiems žmonėms ir tinka turbūt būti A divizionų treneriais ar žaisti tuose komandose. Kalbėjom su Arvydu Gronskiu, tai jis sako, praeitą sezoną turėjau didesnį jaučių spaudimą, kartais nei dirbdamas Ryte ar Žalgirio dubleriuose,
Nes iš tikrųjų kartais tėvų lūkesčiai, vaikų lūkesčiai yra didžiuliai, visi nori, kad jų vaikas žaistų, bet tų minučių yra 200 ir tu negali 12 žaidėjų jų padalinti po lygiai, ne? Gerai skaičiuoju 200 minučių, ne 40 minučių, kad 5 žaidėjai, 200 minučių rungtynės. Ir tau reikia išdalinti 12. Ir sunku, kad kažką neleidai. Aišku, kad treneris irgi empatiškas ir skauda širdį, kad kažkur 11-12 liko ant suolo, ne? Tėvam irgi tas pats, gal kito nepaėmė rungtynės. Tai tenai lieka A divizioną tiek tarp trenerių, tiek tarp žaidėjų žmonės ir vaikai, kurie geriausiai atlaiko stresinės situacijas ir turi stipriausią psichologiją. Nes aš nagrinėdamas ir bakalauro darbę ir 20 metų dirbdamas vaikų krepšinį, tą krepšininko raidą ir kas lemia, ar vaikas taps krepšininku ar ne, vis tiek galiausiai viskas atsigula į tą psichologiją. Tu gali turėti puikius duomenys fizinius, ūgį, rankas, šuolį, žinai, tu gali turėti ir visai krepšinio supratimą, bet jeigu tu stresinėse situacijose sugriūni, pasimeti ir tas pats savo susikuri tiek daug problemų galvoje, tu negali aikštelėje būti geras žaidėjas. Tai mes su Mindaugu dažnai diskutuojam, kad tėvai dabar labai stengiasi vaikų tą užtikrinti psichologinę gerą būseną, labai sudaryti geras sąlygas vaikam augti ir girti pozityvumą. Ir tas yra fainai, nes auga pozityvi visuomenė, bet krepšinį reikia to naglumo. Krepšinį reikia nebijoti pasimušti, nebijoti kažką pastumti, trenkti per ranką, žinai, ar gauti techninę pražangą kartais. Reikia tos agresijos, reikia to tokio labai tvirtos psichologijos. Ir kaip ją išugdyti, aš dar atsakymų neturiu, gal jūs turite? Deja, dar irgi negalėčiau pasakyti, bet iš ties labai gerai atsakėte į klausimą ir manau daugam pasidarė aiškiau, bet vis tiek yra buvę tokių atvejų, nežinau, kaip Žydrūnas Kailys, kurie buvo talentai, įsivaizduokime, jaunimo krepšinėje, bet vyrų krepšinėje dėl spaudimo ar dėl kitų priežasčių, taip ir nieko nepasiekė, tai kas yra pagrindiniai faktoriai, galbūt, kad irgi taip nulėmė ir ką reiktų daryti? Aš patikslinsiu iš dalies, jie ne dėl spaudimo gal, o daugiau dėl socialinės aplinkos. Tai čia irgi yra visas gyvenimas ir psichologijoje, taip pat sakoma, šeima sudaro minimum 50%. Taip, to įdeda į vaiką, o kitą 50%, taip grubiai kalbant, įdeda socialinė aplinka, tai reiškia mokykla, neformalus švietimas, ką ir mes įdedam savo puzlės tą detalę vieną kitą. Tas pats treneris tenais būdamas, vienam vaikui didesnis autoritetas, kitam mažesnis, kitam žiūrėk iš vis kaip tėvas atrodo, jisai kaip antras tėvas ir panašiai. Tai iš tikrųjų, tai aš taip ir traktuoju įvairiai, neimsim kiekvienos šeimos ar ten nenarpliosim, bet ten yra, nėra, kiti ir turi, bet jis kaip antras tėvas, kaip tas kelrodė žvaigždė, toks pavyzdys kažkoks. Tai iš tikrųjų ta socialinė aplinka irgi sudaro labai daug ir, pavyzdžiui, kur nueina, į kokį būrelį nueina, kokie draugai supa, kokia aplinka tenais yra. Tai imkim ten ar ten keli, ar dar kitus žaidėjus, tai irgi kažkurioje vietoje gal ne kiek įtampa tenais, o kiek ta socialinė aplinka irgi padaro savo darbą. Aš dar turiu tokį pasiruošęs minimalų klausimų turą, tai galim dabar šiek tiek prabėgti, kad mūsų pokalbis būtų toks šiek tiek galbūt atraktyvesnis. Yra toks čempionatas vienoj amžiaus grupiai, kurią esame laimėję net 4 kartus. Kalbame dabar apie A divizionus ir U12. Taigi per 10 metų mes laimėjome 15 aukso medalių. 4 iš jų laimėjome viename čempionate. Kokia tai amžiaus grupė? Jūsų atsakymo variantai visų 3 per 3 sekundės. Aš U12 sakyčiau. U12, aš U15. Aš irgi noriu skaitų 15. Teisingas atsakymas yra U15. Jį laimėjome 4 kartus ir be abejo šį skaičių pakėlė ir Mindaugas, kuris ir tapo būtent U15 čempionu šiais metais. Prieš tai šį čempionatą laimėjo Tomas Purlys, Tomas Urbelionis ir Algirdas Milonas. U12 mes laimėjome 3 kartus, po 2 kartus U13 ir U14 bei U16 2 kartus ir yra 2 čempionatai, kuriuos laimėjome tik po kartą. Tai kas čia lieka jūsų nuomonė? Net po kartą. Tai yra U18. Tu laimėjai? Taip. Ir vieną kartą esame laimėję, bet iš dalies ir... U17 Urbelionis šiais metais, pirmą kartą. Mes niekada neturėjom vyriausių. Jo, nes nėra ir kartų labai daug daaugusių, nes mes jauna mokykla dar ir nedaug kartų mes dar augom į to, kaip sakau, nedaug šansų turėjome U18, U17 laimėti. Taip, ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie tituluočiausius trenerius, tai
tokių trenerių yra toks sąrašas. Tomas Urberonis laimėjo 5 kartus MKL čempionatą, Mindaugas Noreika 4 kartus, Algirdas Milonas ir Tomas Purlys po 3 kartus. Tai labai gražus ketvertas, taip. Tai kada prisijungs kažkoks 5 treneris ir kas jis bus? Gaila, Karoliui Čižiui vis nepasisekdavo, jis kiekvienais metais žaisdavo finale su 2005 metų karta ir kiekvienais metais Žalgirio tai mokyklai jis praloždavo. Taip jam nesisekė, atrodo, per sekundę, per kučionio metimą ir tai aš gal Čižius tikiuosi, bet manau Vileita bus pirmas, kuris tą padarys su 2012 karta. Aš manau, kad yra tikrai ne vienas treneris, kuris ant slenksčio ir laiko klausimas, kada tai vyks. Taip kad tikrai, manau, pasipildys šitas trenerių skaičius. Ką tu, Jonai? Nežinau, sunku kažką prognozuoti, visiems reikia palinkėti sėkmės. Aš kaip Andrius minė irgi Karolis. Aš dar paminėčiau Pagalį. Pagalys irgi kažkur šalia. Su 14 metais juda ir tiek. Taip. Bet jeigu taip žiūrint, 12 metų mūsų karta tikrai nebloga ir Vileita sidabrio medalio laimėtojas, bet potencialiai komanda tikrai gali kovoti. Jeigu žiūrim, Karolio Čižiaus komanda irgi labai atrodo stipriai susirinko jo komandą. Pagalys irgi būrė ambicingą. Tai Rokas Kasparavičius vis šalia bėgioja ir iš tikrųjų vėlgi tas pats, manau, kad yra čia. Jo, Rokas su Donatu Sabaliausku yra tikrai labai geras tandemas, šiemet sujungus komandas, mes pirmą kartą vėl po pertraukos patekom į finalo ketvirtą. Pirmą kartą po pertraukos padarėm tokį ėjimą, vadybinį, taktinį ir nestandartinį. Kaip ir nestandartinį, iš dalies jisai nestandartinis, bet labai smagus, nes buvo pilnai iškomunikuota po sezono, buvo iškomunikuota, ką mes galvojame ir norim daryti sezono metu. Ir buvo labai smagiai su abiem komandom sutarta ir suderinta tiek su treneriais, tiek su tėvais ir žaidėjais. Aišku, aš dar čia pridėsiu, mes daug kalbame tos medalius, MKL rezultatus, bet kas atsimins, kad kažkas laimėjo 12 ar 13, atsimins, ką Jonai atsimins visi? Visi medalius atsimins, aišku, patys žaidėjai atsimins. Bet iš tos kartos, jeigu paklausi RSKM ar ten... žinai, ką jūs išugdė 2001, ką jūs išugdė 2006 metų kartos. Man atrodo, kad viskas yra apie žaidėjus galiausiai. Bet tai mes galim tada viską nubraukti, viską galime nubraukti ir nieko nedaryti, bet man atrodo, tas žaidėjas irgi nesiūgdo be laimėtojo mentaliteto. Ir jeigu jisai žais kažkur, pralaiminės visada, jis turi turėti ambiciją, jis turi ir eigoje, tai nebūtina, kad laimėti kiekvieną čempionatą, nebūtina net laimėti čempionatą, bet tie patys ketvirtai finaliniai vėlgi, tai yra, o kur tas žaidėjas tą patirtį gaus? Taip, gali užaugti žaidėjas kažkur ir kaime ar mažesniam miestelį, jokio skirtumo, ar ir pas mus Vilniui, mažam rajone, ar priemiestį, ar dar kažkur, viskas gerai, bet jis terpę turi turėti. Tai tie visi dalykai, visas azartas, visa kova, visa patirtis, vis tiek, ką mes vežam, kodėl mes važiuojam į turnyrus, kodėl mes žaidžiam papildomus visus eiblus, tai tenais kiekvieną kartą gauni dar papildomus patirties. Tu kaupi tam tikrą bagažą ir tikiuosi, kad tie žaidėjai, kurie kažkada nueis link vyrų, jie lygiai taip pat tą bagažą ten nusineš ir plės jį toliau, kaups jį toliau. Bet aišku, ten vyresnės kartos treneriai ir kiti žmonės, kurie, o jūs krepšinio mokykla, ką jūs išugdė, žinai, ne ką jį laimėjote, o kas jūsų žymiausi auklėtiniai, kas jūsų abiturientai. Taip pat šitoje vietoje mes galim pridėti, kad šiais metais turime, kalbant apie profesionalesnį krepšinį, net 7 žaidėjus iš SKM mokyklos, kurie buvo Vilniaus Ryto jaunimo komandoje, kurie pirmą kartą klubo istorijoje laimėjo FIBA čempionų lygos jaunimo turnyrą. Tai čia turbūt irgi ta vieta, kur jau matosi to darbo rezultatai. Mes per daug jauni. Mes per daug jauni, kad jau kažką būtume ir to mes turime, žiūrėkit, jau mes turime LKL žaidėjų. Ten, ta prasme, taip, jau juda skaičiai ir čia viskas yra gerai. Tai prie to pačio Mariko Blaževičiaus tobulėjimo jis pas mus pradėjo daug prisidėjom. Danielius Lavrinovičius dabar Žalgirio žaidėjas, irgi mūsų užaugęs, mūsų sistemoje auklėtinis. Mums taip būdavo, kol jauni, mums buvo sunku pasiūlyti tiem žaidėjim tasą, nes mūsų konkurentų komandos buvo stipresnės ir kaip Mindaugas sako, stipresnės komandos automatiškai gauna opciją pasikviesti geresnių žaidėjų, nes Ignas Urbanas iš Utenos nori atvažiuoti Lietuvos čempionų komandą, ne? Kodėl renkasi SKM. Kai vaikai žiūri, aišku, kad jie malonu, kai kviečia čempionai. Tai tos pergalės labai svarbios ir tuo aspektu, kad gal tu gali pasistiprinti ir
tais geresniais žaidėjais, bet aišku, tie stiprinimai irgi turi savo antrą pusę. Dėl to, kad tu augini Vilniečius, ar ne, ir kai tu atsiveži kitų miestų žaidėjus, tie žaidėjai užima. Aš gal biškį, Andriau, šitoj vietoj, kad neišsiplėsti, vieno vienintelio dalyko noriu patikslinti, nesam nei vieno žaidėjo kvietę. Žaidėjai arba randa ir nori važiuoti, ta prasme, ar iš mažesnio miestelio, ar panašiai. Mes nesam kvietę žaidėjų ir Ignas lygiai taip pat jisai norėjo ieškoti savo terpės, kur tobulėti. Ta terpė ieškojosi kaip kad į ryto sistemą ir tada prie ryto sistemos jam vis tiek reikėjo moksleivių lygos. Tai šitoj vietoje jisai pasirinko iš 2 mokyklų Vilniuje, pasirinko mūsų mokyklą. Tai ačiū jam ir džiugu už jį, kad atrodo ir mes jam davėm ir jisai mums labai daug davė. Kitas dalykas, ką mes ir kalbam, Blaževičius ar kiti kažkurie žaidėjai, šitas Lavrinovičius, tas pats, taip mes dar buvom tada mažesni, tai kažkas pastebėjo tos žaidėjus, arba jie ir patys pastebėjo, kad galbūt ta ambicija medalių kažkokia, kad aš gal čia su šita mokykla ar su šita dar komanda jauna nelaimėsiu, gal aš eisiu į kitą mokyklą tam pačiam mieste ir aš noriu kažkokių ambicijų kitų, gal mane pastebės daugiau rinktinių trenerių ar kiti dalykai. Tai mokykla šiai dienai užaugo, ką mes ir matom, kad pas mus nori atvažiuoti kažkas tobulėti ir jau tikrai ganėtinai rečiau iš mūsų kažkas išeina. Arba lygiai taip pat iš kitos Vilniaus krepšinio mokyklos kažkas nori ateiti. Tai čia ta migracija minimaliai jinai visada vyksta, bet kas liečia atvažiuoti iš kažkur, tai mūsų mokyklos nėra nei kredo, nei mintis, nei idėja vadybinti krepšinį vaikų, o mūsų tikslas yra vaikų krepšinį treniruoti. Tai reiškia, mes treniruojam savo auklėtinius, kurie pas mus lanko, ateina ir jeigu jie sugalvoja ateiti pas mus lankyti, ar tai būtų iš Vilniaus krepšinio mokyklos, ar atvažiuoti iš kažkurio miesto, taip mes juos visada priimsime, bet nedarom patys žygių. Mes neskautai. Jo, nedarom patys žygių, nevadybinam ir nedarom komandų vaikų krepšinėje, kad skautintume, imtume ir kažką darytume. Su vertybėm ir pagarba savo auklėtiniam. O jeigu vaikas atvažiuoja, tu kaip jam nesuteikti galimybę sportuoti, jeigu jis nori čia sportuoti, tu turi duoti šansą, o kaip jau jie tada atėjo sportuoti, kas kurią poziciją užima, ar jisai startinis žaidėjas, ar nestartinis, jau čia vietinė kova, visada konkurencija tik duos naudos. Na, aš manau, galima sutikti ir daugumą sutik žmonių, kad SKM yra tikrai geriausia organizacija, sparčiai tobulėja, bet iš jūsų abiejų perspektyvos, kuo matote ir ką išskirtiniausia tarp jūsų ir visų kitų mokyklų organizacijų? Aš net nežinau, kuo mes jau čia taip išsiskiriam, nežinau. Mes darom savo darbus ir net aš niekart nesusimašiau ieškoti skirtumų tarp kitų organizacijų. Iš dalies, tu žiūri, ką daryti viduj, ką daryti pas mus, kaip daryti, kaip tobulėti, kaip gerinti tam tikrus momentus, kuriuos turime, tiek sportinę dalį, tiek vadybinę dalį. Ir, kaip sakau, tos viščiukus vis skaičiuoju kiekvieną pavasarį. Taip, kad šitoje vietoje tikrai niekart nedarėm analizės. Su medaliais lengva daryti analizę. Šita mokykla tiek turi medalių, mes tiek, ten taip ir anaip ir kitaip. Čia visi kompleksiniai dalykai, tam dideliam puzlės paveikslė, daug labai detalių. Ir tikrai, bent jau aš kažkaip nei tyrimo tokio darėm, nei į tai labai kreipiame dėmesio. Turim pilną reikalų, pilną klausimų, einamųjų, kuriuos norime ir darom, ir tobulinam, ir keičiam, ir reaguojame. Tai gyvas organizmas ir jisai čia ir dabar. Aš papildysiu, Mindaugą, man tenka ves daug mokymų apie SKM įkūrimo istorijas. Skirtingos organizacijos kviečiasi, treneriai klausia, kaip sukurti gerą organizaciją ir koks jūsų skirtinumas. Tai aš manau, kad mes į rinką atėjom su skirtinumu atnešę krepšinį darželėje, kas mums padėjo sparčiai augti ir turėti gerą masiškumą, nes tuo metu krepšinio darželėje tokio kaip ir sistemingo, organizuoto, su dažniukų čempionatų, šventėm jo nebuvo. Antras dalykas, mes įnešėm tai krepšinio mokyklą ne tik apie krepšinį, bet ir apie bendruomenę. Žygiai, visokie protmušiai, sezono atidarimai, tėvų įtraukimas. Kiti iš mūsų juokėsi, sako, jie daro ne krepšinį, jie šou. Čia ne SKM šou krepšinio mokykla, žinai. Bet dabar žiūrim, kad visi konkurentai, tas pačias organizacijos daro tą patį, jie kopijuoja mūsų visą, nors pradžiai juokėsi iš mūsų šitų. Tai va, ko mes skirtingi. Mes nekopijuojam, mus kopijuoja. O vienas atsakymas.
Bet žinai, Mindaugai, labai sunku būti, kai mūsų visi kopijuoja, nes tu vis turi sugalvoti kažką naujo. Bet tai man tai nesunku, man įdomu būti. Jeigu tu tą žodį vartoji, kad sunku, tai tada, taip, bet aš pasakysiu kitaip, iš dalies, kad aš nesutinku su šito žodžiu, man įdomu. Ir ta prasme, jeigu mūsų mokyklos nieks nekopijuos, mes tada prieš savo bendruomenę būsime irgi tokie sąstingyje. Tai reiškia, tai aš tik tais į tavo klausimą ir labai atsakymą radome. Yeah. Ne mes kopijuojam, mūsų kopijuoja, ne? Taip atsakyčiau į šitą dalį. Prieki veda inovacijos. Mums patinka, kaip Mindaugas sako, mums smagu, mums įdomu įdėkti kažką naujo, mums įdomu pasikviesti ir geresnį trenerį, geresnį lektorių, suorganizuoti vis kitokį renginį ir kitur krepšinio turnyrą, megzti partnerystės su organizacijom, kur atrodo su krepšiniu gal ir mažai siejasi, bet mes su visom organizacijom randam bendrų projektų, gyvendam labai smagių dalykų. Tai aš to džiaugiuosi. Platus akiratis. Jo, kad mes open, žinai, mes esame open ir mes su visais ieškom, niekam nesakom, ne ir su visais galvom, ką mes galime padaryti kartu. Ši laida pasirodys birželio 6, būtent tą dieną, kai vyks SKM 2006 metų kartos išleistuvės. Ir moksleivių lygos uždarimas. Taip, bus įspūdinga diena. Kol kas nežinome, kaip visada, kokie ten bus reitingai, galime tik nujausti, bet apie reitingus turbūt pakalbėjome pakankamai. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie 2006 metų kartą ir atiduoti jai duoklę. Tai yra karta, kuri laimėjo ne tik Lietuvoje, ta karta laimėjo Europoje. Jie tapo Europos čempionais. Turėjo SKM 4 Europos čempionus, vis dar turi, vis laik turės. Tai ši karta jau įsiamžino. O kuo ji jums išliks atminty? Man atminty išliks, kad tai atėjo dvi komandos, ne? Tomas Purlys atėjo iš Marčiulionio užsidariusios akademijos su daug savo auklėtinių, mes turėjome Arvydą Menkevičių ir gimė tokia kaip ir priešprieša tarp tų dviejų komandų iš pat pradžių, žinai, nes taigi mes pirmąją SKM komandą, o jie sako, mes norim būti pirma ir prasidėjo tie derbiai, tėvai, vaikai, ten buvo didžiulė kova ir atrodė, kad sujungti trenerių komandų, kad jos sudraugautų, gali būti sudėtinga, bet iš tos konkurencijos 2006 metų gimė labai daug gerų žaidėjų, kad ir toj komandai, ir toj. Ir ką mes dabar darom, Mindaugas papasakos plačiau, gal mes tą 2006 metų ir pritaikėm modelį dviejų stiprių komandų, ką? Ne tą modelį pritaikėm, bet aš sakysiu, ko man įsiminė į klausimą atsakant, tai man įsiminė šitą kartą, kad mes praktiškai, jeigu neklystu, visuose čempionatų finaluose turėdavome tas dvi komandas. Tai buvo tikrai ir tas lygis, kurį mums pavyko su tom komandom pasiekti, tai vadinkim labai daug finalinių ketvertų. Manau, tikrai ta konkurencija ir tas kiekis žaidėjų, reiškia, vienos mokyklos tikrai davė ir daug rezultatų gerų ir daug gerų žaidėjų. Ir šiai dienai matome, kurie iš šitos kartos kuo puikiausiai tvirtinasi jau po truputį ir vyrų krepšinėje. Ir atstovauja Lietuvos rinktinę savo jaunimo amžiaus grupėse. Andriau, esate vis labiau pastebimas ir kaip krepšinio treneris, vedate treniruotės anglų kalba. Kodėl nusprendėte pasukti šiuo keliu? Na, taip susidėliojo iš tikrųjų, kad mano darbas mėgs partnerystės ir plėsti skemą, tai aš važiuoju visas privačias mokyklas, lankau naujus taškus, kalbuosi apie plėtrą, to Mindaugas ieško trenerių ir gavosi, kad nepavyko mūsų administracijai rasti trenerių American School. Vėlai sutarėm rugsėjo vidury ir Karolis Čyžius paprašė, kadangi aš esu baigęs ir Vytauto didžiojo treniravimą, turiu bakalauro, paprašė, kad ar galėčiau aš sustartuoti, o po to kažką kitą rasti. Ne, tu teisybę sakyk, sako, Andriau, priskaldai malkų, sudėrėjai, kad o jau sezonas. O trenerių nėra. Trenerių nėra. Sakom, nu kągi, tai prašau vaikinę, padėk pats savo ir mum. Jo, tai ir taip ir prasidėjo. Galvoju laikinai, bet žinokit, man labai patinka ir aišku, ta bendruomenė American School, tarptautinė, ir ten labai daug iš tikrųjų galiu mokyti trenerių, aš pasikviečiu trenerius jaunus, kaip asistentus, kurie nori prie manęs prisijungti ir visus kviečiu, kas nori tikrai trenerių kelią ateikit, pas mūsų Open mokykla labai man leidžia daug, kad galiu pasikviesti 2 net asistentus ir mokyti juos kaip ves treniruotės, kaip duoti džiaugsmą. Praktikos, jo. Ir tada tie treneriai, kurie matau, kad užsikabina ir kurie sako, man įdomu, Andriau, tai aš tada iškart su Mindaugu ar Karoliu pasikalbu, kad pasikalbėkit su šito treneriu, jisai visai ambicingas. Ir taip nemažai trenerių, Gytis Kavaliauskas grįžo iš Amerikos. Tada pradėjo su manim, dabar SKM sėkmingai baigė pirmą sezoną, Matas Česinas irgi įsiliejęs, Nerijus Užkurinis mūsų alumnis. Tai aš tikiu, kad aš galiu padėti irgi Sostinės krepšinio mokyklą labai stipriai, ne tik
ten vaikus treniruodamas ir gabius kviesdamas į SKM, bet ir padėdamas atrasti naujų trenerių, ko mums dabar labiausiai trūksta. Tai va, Balikai rašysi straipsnius ir minėsi Andrių, tai pridėk ne tik steigėjas, bet ir mentorius. Dabar puikiai atlieka šitą iš tikrųjų poziciją ir tikrai va, ne vieną ir ne du trenerius įvardino ir pritariu, kad jo pagalba kažkurie žmonės, treneriai irgi atrado savo kelią tam tikrą. Klausimas jums visiems. Ar Kasparas Jakučionis taps pirmuoju SKM auklėtiniu pravėrusiu NBA duris? Tikėkimės. Aš manau, kad taip. Žinant jų charakterį, nuo pat darželio, 2 kartų darželinukų čempionas, visą laiką su geru mentalitetu, su ekstra treniruotėm, su gerais pažymiais mokykloje, manau, kad su savo darbo etika, su savo psichologija, taip, jis bus pirmas SKM žaidėjas, kuris debiutuos NBA. Taip, Mindaugas laiko irgi špygas. Nu, nėra ką čia daug pasakyti, iš tikrųjų turbūt projektas vienas iš tų, taip pavadinkime, jo projektas atrodo artimiausias šiuo momentu, tai kalbėti apie kažkurį kitą žaidėją, būtų biški ir gali būti, kad kažkas iššoks. Yra pas mane galvoj pavardžių, bet tikrai ryškiausiai šviečia šiai dienai Kasparo žvaigždė. Jis arčiausiai tuo, NCAA, geras universitetas. Jis nearčiausiai ten, jis arčiausiai, ne tuo jis arčiausiai, kur jisai yra, bet tuo, ką jisai daro, kaip jisai žaidžia ir kokius rodo rezultatus, kokį rodo krepšinį. Čia mes apie tai gal kalbėkime, ne kur jo kojos dabar ar Amerikoje ir dėl to jis arčiau, bet man labiau imponuoja, ką jisai daro, ką jis pasiekė, ką jis nudirbo, ką nuveikė. Tai va čia yra pagarba jam, pagarba šeimai ir tikrai, ką įrodžiau, tą ir laikysiu sukryžiavęs pirštus ir tikėkime, kad tai vienas iš tų projektų, kuris pravers tas duris. Tai pirmasis žaidėjas SKM, kuris debiutavo jau Eurolygoje ir pelnė taškus. Tai va, tai iš tikrųjų, kam apie NBA kalbėti, pirmą pakalbėkime jau, ką pravėrėme. Yeah. Ką pravėrė šitas žaidėjas, tai Eurolyga pravėrė, tai manau, kad tikrai bet toliau belieka juo tikėti, kad jis pravers ir NBA duris. Marekas buvo pirmas, kuris debiutavo, nes aš tai galvoju. Eurolygoje. Su kuriuo klubu? Žalgirio. Teisingai. Taip, dabar skaičiuoju interviu, dabar jis žaidė Santiago de Compostelos komandą, jie iškrito į Ispanijos antrą lygą, bet aš tikiu to žaidėjo, aš galvoju, kad nereikia jo nurašyti ir manau, kad jisai vis tiek yra ir... Bet jo nenurašom, jį pakvietėm į rinktinę. Šaunuoliai. Apie dar jo, atskarai pakalbėsime, labai įdomu Mindaugo planai, jau šį birželį. O dar trumpai apie Kasparą. Teko skaityti gal ir tau, Jonai, kad jam bent šiuo metu prognozuojamas kitais metais naujokų biržoje šaukimas pirmajame rate. Ir jis dar turės galimybę eiti ne tik kitais metais į draftus, bet dar ir už metų kitų. Reiškia, jis turės 2-3 bandymus patekti. Ir čia jau prasidės irgi žaidimas, kada jam bus eiti geriausiai. Tai jau čia jis pats spręs, aišku, su savo šeima ir agentu. O 2-6 karta nėra tik apie Kasparą. Ten yra pilna gerų žaidėjų. Ir Matas Buteliauskas, irgi Dovydas Buika, ir galim vardinti visus iš eilės. Bet aš jau ir pasakiau, kad čia yra tas lik ir projektas, kuris ryškiausiai matomas, bet aš turiu krūvą pavardžių viduj, kurios irgi neaišku, kuri gali dar iššauti. Ir gan stipriai. Tai šitoje vietoje tikrai ta karta yra. Žinot, aš tai pasakysiu, ko man neįsimintiniausia dar, be to, kad reikėjo jungtas 2 komandas ir kad jos laikojus tarpusavį. Tai buvo pirma SKM karta, kurios 2 komandos žaidė A diviziono finale. Buvo įspūdingas finalas. Jonai, tavo gal irgi mintys, ką tu gali prisiminti šios kartos kažkiek? Nemeluosiu, daug neprisiminsiu, kadangi, aišku, gimiau dar tik tais po keliarių metų, tai bendrai va tokias pavardės žinomesnės girdžiu ir žinau, bet kažko labai plačiai ir giliai, kas tenais buvo tarp tų gerų žaidėjų tų laikais, bet dabar kas ten nėra pasiekę LKL lygio, kaip ten Gantas Krežinauskas žaidė Lietkabelį, Dovydas Buika. Ryte. Susimašiau su kitu Gantu. Tai jo, iš ties įspūdinga, bet labai giliai negalėčiau. Žiūrėkit, ir Arvydas Minkevičius, reikia pabrėžti, kad šito trenerio 2 žaidėjai
pateko iškart į aukščiausią lygį. Gantas Vilniaus Ryte debiutuoja LKL, Jakučionis žaidžia Barcelonai, Eurolygoj. Fantastiškas trenerių darbas. Ir čia reikia padėkoti ir nulenkti kepurę iš tikrųjų, ką jis padarė ir kaip jis sugebėjo, reiškia, teisingai treniruoti vaikus, kad jie sugebėjo pasiekti tokius aukštus. Aš dar turiu klausimą, bet prieš tai, kai buvome Kasparo Jakučionio temoje ir kadangi dabar jisai prieš keletą dienų nesnai pasirinko žingsnį keltis į NCAA, kaip manote, ar jaunimui tai yra geriausia galimybė tobulėti ir pasiekti savo tikslų ir ar nemato čia kažkokios problemos, kad galbūt Europos klubai irgi galėtų pasiūlyti kažką panašaus, bet... Žiūrėkit, tai šitoje vietoje čia vienintelė problema ir matome, kad Europos klubai negali pasiūlyti. Reiškia, atsivėrus piniginiai NCAA, Europa ilsisi ir panašu, kad ilsėsis artimiausių laikų. Tokia realybė ir čia negali ją vardinti kaip problemą. Kokią problemą, jeigu vaikinas gali ir sportuoti, ir uždirbti pinigų, ir ką jam tada rinktis, ir dar mokytis, ir ką jam rinktis, sportuoti ir neuždirbti pinigų, ar sportuoti ir uždirbti pinigus. Tai va šitoje vietoje Europą, jeigu neatvers piniginės, tai tikrai artimiausių metų Europos talentai, Europos geriausi žaidėjai važiuos už Atlanto. Žinau, kad FIBA jau sprendžia tus klausimus, yra atlikti skaičiavimai, kad krepšinio klubui paruošti ten vieną žaidėją, kainuoja apie 80 000 eurų, reikia investuoti ir galiausiai tie žaidėjai, jeigu išvažiuoja NCAA, klubai dažnai jokios kompensacijos negauna iš to, kad investavo į žaidėją Europos klubai. Tai irgi galbūt metas diskusijom apie tai, kad galbūt NCAA turėtų Europai ir atsidėkoti už tų talentų parengimą. Tai tada grįžkime žemiau. Tai gal tada klubai atsidėkoja mokyklom. Tai, ta prasme... Bet futbole taip yra. Tai viskas gerai, bet kada klubai, man tada įdomi šita dalis, ne, ir truputį aš ją paliesiu, jeigu jau palėtėt, tai kada klubai pajudino šitą klausimą? Tada, kada iš jų paimt pradėjo, o kodėl jie nepajudino to klausimo, kada jie gavo? Tai, tada palaukite klubai dabar 5 arba 10 metų, ant nulio pabūkite, vadinkime, ir tada jau eikite prie šito klausimo su Amerika ar su kažkuo. Tai irgi, toks, aš sąžiningai šitoje vietoje paimsiu veidrodžio principų. Tai aš tikiu ir aš už Europą, ne už Ameriką, tik realybė yra šiai dienai tokia, tenais marketinginiai visi dalykai, viskas biškelį toliau, net ne biškelį nuėjo. Tai, taip jau yra šiuo momentu. Tai džiaugiuosi, jeigu kažkas kalba, nes pajudinus šitą klausimą, pasijudins gal ir vaikų ir tų, kurie atvedė tos vaikinus į krepšinį, kurie paruošė, kaip pavyzdys, pats paminėjai, Menkevičių. 2 žaidėjai, o treneriui priklauso kelių tūkstančių eurų turbūt. Taip, o ką gaus klubas, gaus išpirką, norėtų gauti ten ir panašiai. Tai, čia tie vadybiniai dalykai iš tikrųjų jie globalūs ir tikrai ne mums juos spręsti. Andrius, aišku, išspręstų, kaip ir sprendžia kitus klausimus. Dabar mes čia Lietuvos mastu sprendžiame. Tai va, tai bet mes suprantu, čia irgi. Aš tokį galiu pasakyti, kad vis tiek mes kurdami schemą sekėm Ameriką NCAA, iš kur atsirado veteranų komandų paukščiukai, žvėriukai, gyvūnai, čia buvo NCAA modelis, kad kurti tą kažkokią bendruomenę, savo komandos identitetą, kad, žinai, varžybinį, gera komunikacija, nominacijų rinkimai, ar ne, žaidėjim, geri prizai, bokštas, talismanas rungtynėse. Taip, amerikiečiai labai stipriai labiau pažengia, bet Europa neturi atsilikti ir irgi turi atsiras kažkokie mechanizmai, kad žaidėjai norėtų žaisti savo žemynę, šalia savo namų, ar ne, ir čia turėtų gerą konkurenciją. Bet viskas monetizavosi ir šiai dienai va čia yra monetizavimas. Tai aš labai norėčiau grįžti prie vieno klausimo, ką sakė, kuo mes išskirtiniai ar kažkaip ten buvo klausimas. Mes vienintelė mokykla šiai dienai ir vėl mus kas nors nukopijuos, aišku, mes turim talismaną. Sostinės krepšinio mokykla šiemet turi talismaną, tai va irgi turim savo tokį vieną iš išskirtinumų. Teko ir man kelis kartus vaidinti ir darželį vieną šventę pravesti. Pabūti juo. Ir tironį čempionatę palakstyti. Labai smagiai, man pavyko. Labai džiaugiuosi. Fainai, kaip gali save išbandyti visose amplua, žinai. Ir po tokį nusėmų, sako, tu čia mokyklos teigėjas, lakstai su talismano kostiumu. Gal čia nesolidu, žinai. O sako, yra gėdingų darbų. Gėdinga yra nedirbti, žinai. Man atrodo, kad bet koks darbas turėtų būti gerbiamas.
Taip, man atrodo, kad mūsų klausytojams žiūrovams buvo labai įdomu išgirsti užkulisius, krepšinio užkulisius iš tokių rimtų vyrų, kaip Andrius Šeškus ar Mindaugas Noreika. Iš ties atskleidė labai daug vadybinių niuansų, kuriuos tikimės pritaikysite savo gyvenime arba darbe. Dabar apie vasarą šiek tiek linksmiau, vis dėlto vasara prasideda. Jonai, ką pats veiksi vasarą? Daug sportuosiu. Pirma, aišku, kojai leisiu pasveikti ir pagrindinis sportas stovyklos. O kas nutiko kojai? Lūžo, biški sulūžo, bet jau eina link pabaigos. Per krepšinį? Jo. Kaip tas vadinasi kaulelis, kur lūžo? Šokikaulis. Teko girdėti apie tokį. Šakilo Anilo. Kai man pasakė, aš pagalvojau, kad šonkaulis lūžo, bet ne. Jo, tai džiaugiamės, kad Jonas atsigaudinėja ir grįš į aikštelę. Sieks pergalių toliau vilkėdamas SKM aprangą. Mindaugas sieks pergalių antrą vasarą iš eilės Lietuvos vyrų rinktinėje. Kokie, Mindaugo, jūsų paties lūkesčiai šioje rinktinėje? Tai iš tikrųjų, kaip ir pats paminėjai, pergalių norisi visą laiką, tai norėsime, bet iš dalies, kaip ir pernai, kad integruotųsi kuo daugiau žaidėjų į pagrindinę rinktinę sudėtį, tai prisidėti kiek galima prie to. Ir gauti savo patirties, lygiai taip pat pasisemti. Pernai teko daugiau dirbti su Songaila Darium, šiemet bus ir Kazys ir Songaila, tai atrodo plečiasi akiratis, plečiasi žmonės, plėsis ir mano akiratis. Mindaugas yra vienintelis MKL atstovas, kuris bus rinktinėje, tai irgi toks yra SKM išskirtinumas, jeigu jų ieškam šiandien. Daug išskirtinamų. Andriau, ką pats veiksi vasarą? Tai aš vasarą užbaigsiu sezoną dabar American School su savo vaikais, tada apsiženysiu, čia bus didžiausia gyvenimo šventė. Gal vesi? Vesiu ant Gedimino kalno, bus didelė šventė. Jonai, tikiuosi ateis manęs pasveikinti. Aišku, būtinai. Ir šitą ir... Ko jau pasveiko, ko jis neateis. Ko jau pasveiko, užlipsi tą kalną. Aišku. Užlips. Liftas yra. Ir tada bus vestuvinė kelionė ir po truputėlį reikės ruoštis vėl naujų idėjų, naujų minčių, naujiem metam. Ką galim dar sugalvoti. Laukia politinis sezonas, rinkimai. Iki rinkimų aš labai noriu, kad mes pagaliau surinktume Seime daugumą balsų Seimo narių, kad krepšelis pagaliau būtų susietas su bazinė socialinė išmoka ir kad paaugtų bent iki 50 eurų, kas atspindėtų šios dienos realijas. Plius tęsiu darbą su treneriu Jonu Kazlausku ir noriu padėkoti savivaldybė, atsirado labai puikūs santykiai dabar, mes su Mindaugu kalbame su savivaldybės vadovais apie tai, kaip plėsti sporto infrastruktūrą Vilniuje, kaip SKM galėtų prie to prisidėti ir labai džiaugiuosi, kad mes labai suartėjom su savivaldybė ir didžiausia padėkos Jonui Kazlauskui, Domui Bužinskui už tai, kad jie mumis tiki, jie mumis padeda ir tikiuosi, kad greitų metų, keliarių metų bėgi, greitų metų politikui keliari metai, galėsim pranešti gerų žinių. O dar klausimas, ką veiks SKM vasarą. Turbūt keičiasi šiek tiek veikla mokyklos vasarą, nors jos tikrai netrūksta. Čia vasara, taigi atostogauja žmonės, tai mūsų tikslas suteikti jiems galimybės turiningai ir produktyviai atostogauti, tai tą mes ir darysime. Bet tie, kas nori krepšinio, tikrai galės gauti ir vasarą. Sočiai. Nidos stovykla, ką Mindaugas irgi inovacija šiemet pakeitė Karklę mūsų ilgametę, taip pat su British School darom pirmą kartą anglų kalbą krepšinio stovyklą, kas irgi yra kosmosas Vilniuje naujovė, kad būtent puikioje infrastruktūroje galės vaikai sportuoti. Ir jau žinau, kad registruojasi aktyviai. Taip pat turėsime Vilniuje dienos stovyklas, ar ne, išvažiuos rekordinis vaikų skaičius rugpjūtį, sporto stovyklas. Tai laukia įdomi vasara ir aš labai noriu, kad treneriai šiek tiek... Tęsim Barcelonos stovyklą. Barcelonos stovyklą? Jo. Taip, Skills stovyklą. Vau, net čia viską atsimint, kiek Skills dieninės visos šitos klinikos. Taip, tikrai daug pasiūlos ir iš tikrųjų tą pasiūlą klientų noras, žaidėjų noras iš tikrųjų verčia daryti ir teikti tą pasiūlą tokią plačią. Džiugu girdėti, kad yra paklausa, yra ir pasiūla. Daug sporto šią vasarą bus ir olimpinės žaidynės, ir Europos futbolo čempionatas, ir be abejo ir Europos čempionatas, kalbant apie U16, U18, U20, ir pasaulio čempionatas U17, kur bus mūsų vyr treneris Tomas Urbelionis.
Kurią kartą bus sekti įdomiausia? Tai visas, kad tai čia Lietuva žaidžia, ką jūs kalbat, kokią kartą sekti. Nuo 16 iki vyrų, kaip ir visada, ir dar moterų krepšinį pasižiūrėti reikės, irgi bus Lietuvoje vyks. Aišku, Tomas Urbelionis gauna didžiausią išbandymą. Nei vienas, man atrodo, SKM treneris, patikslink Mindaugai, nėra dalyvavęs pasaulio krepšinio čempionate, Under 17, kur žaisti su Amerika, su kitų žemynų komandomis. Ir Urbelionis yra ne asistentas, yra head coach, vyriausiasis treneris. Tai man labai bus įdomu žiūrėti, kaip seksis mano vaikystės draugui ir aš labai už jį sirgsiu. Jonai, tavo kokie lūkesčiai šiai vasarai? Ką tu labiausiai žiūrėsi? Na, aišku, labiausiai turbūt žiūrėsiu pirmo visų, kad patektų Lietuvoje olimpiadą, tai čia yra pagrindiniai tikslas bent jau manau, bet aišku, kaip ir užsiminė Mindaugas, neturim pamiršti visiškai kitų ir jaunių rinktinių, kas yra mūsų ateitis, tai stebėsiu akį ir tenais. Oi, mes turim taigi dar 3-3 krepšinį žiūrėti ir mes turime vasarą stovyklas 3-3 krepšinio irgi, kur ta šaka populiarėja ir mes neatsiliekam SKM ir irgi dedam tenais dėmesį ir norim prisidėti prie šito Lietuvos darį naujadaro, kaip čia pavadinti, nėra iš jo visai naujadaras, bet jau pilnai įsiliejo į net olimpinę šeimą. O tai įdomu stebėti 3x3? Tai aišku įdomu. Man aš sakiau jau prieš tai, aš sporto žmogus, tai kas liečia, man šiaip sportą smagu stebėti, o kas liečia krepšinį, tai ir 1-1 įdomu. O tavo balį 3x3 ar 5x5? Kas tavo labiau? Na be abejo, kol kas esu pratęs daugiau prie 5x5 stebėjimo, tačiau dabar, kai Lietuva pateko į olimpinės žaidynės, tai tikrai tai duos naują impulsą ir man kaip žiūrovui visai kitomis akimis pastebėti tą 3x3. Nes žaisti yra labai smagu 3x3. Žiūrėti dar reikia... Matai, žiūrovas yra prijaukinamas, tai kaip ir tu pats minėjai, vyrų krepšinėje, ypač ne, jeigu nėra pergalė, žiūrėk, ir žiūrovo mažiau. Tai ir šičia mes jau turime pergalę patekimą į olimpinės žaidynės, tai automatiškai, manau, daugiau ir žiūrovo pritrauks ir mus pačius daugiau įtrauks. Jonai, 5x5 ar 3x3? Na vis tiek pasirinksiu klasiškesnį variantą. Ja, tai čia... Prieš 5. Kur daugiau talento, žinomesni žaidėjai, bet kaip ir Balys užsiminė, kad kai Lietuva sugebėjo patekti į olimpinės žaidynės, manau, kad ir pačioje Lietuvoje tarp visų žmonių padidės populiarėjimas bei susidomėjimas šią šaką. Dar reikia pradėti, kad tikrai ne visi krepšininkai gali žaisti 5x5 sėkmingai, aukščiausių lygių. Galbūt jūsų sėkmė slypi būtent 3x3 krepšinėje, tai SKM.lt rasite visą informaciją, kaip galite užsiregistruoti į 3x3 vasaros stovyklas ir galbūt pradėti savo kelią link olimpinių žaidynių į Los Andželą, nes už 4 metų vyks jau Los Andželė žaidynė, šiemet pas mus Europoje, Paryžiuje. Vasara tokia trumpa, veiksmo tiek daug, vyrukai, ar ne? Taigi reikia baigti šią laidą, baigti šį sezoną, uždaryti ir eiti... Jo, tokia svajonė, kad mes visi 4 Los Andželio olimpinėse žaidynėse tribūnose sėdėm Kalifornijai ir žiūrim, kaip Kasparas Jekučionis meta pergalingą tritaškį olimpinių žaidynių finaliai amerikiečių krepšį, Lietuva laimi auksą. Kaip skamba? Andrius mėgsta svajo drąsiai, turbūt dėl to ir esam ten, kur esam dabar. Taip. Ačiū labai jums, vyrukai, už šį sezoną, ačiū visiems žiūrovams, tie, kas palaikė SKM komandas. Tikrai turėjome nuostabų dar vieną sezoną. Ir visai nesvarbu galop, ar likote 1, ar 4, ar 12. Svarbiausia, kad paaugome dar šiais metais kaip žmonės, kaip šeimos, kaip SKM šeima. Ir jeigu tik norite krepšinio, tai jo tikrai bus šią vasarą. SKM.lt visą informaciją, kaip minėjau. O mūsų svečiai irgi dėkojams už dėmesį ir dar gal tokį po vieną sakinį, jeigu kažką dar turi pridėti, tai gali pridėti. Geros vasaros, nepaleiskit krepšinio, bet turėkit progą ir pasilsėti. Mes su jumis ir jūs su mumis ir tikrai pailsėkite ir grįžkite pailsėję ir dar tvirtesni ir stipresni. Taip, pasilikime per vasarą vieni kitų, kad kitais metais tą ilgesį išpildytume didelę energiją krepšinio aikštelėje ir visose frontuose. Sėkmės. Iki bičiuliai. Viso. Viso.